Šiandien susirinkome pakalbėti apie licenzijas. Trumpalaikės nuomos licenzijas Ispanijai. Ir realiai ten įvyko sustabdymas licenzijų išdavimo. Kokiam regione? Čia Manilva daugiausiai liečia. Manilva. Ir tenais, kas liečia paplūdimį patį, tai ten yra raudona zona ir va ta būtent zona, jinai yra nebeišduoda naujų licenzijų. Tai yra sustabdyta 3 metam. Sustabdyta, paspausta pauzė, licenzijų išdavimo 3 metam. Taip, ir ta zona eina kažkur nuo Dukesos uosto ir žemyn. Dukesa Village, Alcorinas, Chilera ir Japačia. Aš dar įdėsiu tokį žemėlapį straipsnį, kurį mačiau. Ten labai neryškiai yra apibrėžtos tos raudonos zonos, bet ten nufotografuota ir ten nėra oficialų žemėlapis. Nes tos zonos dar bus savivaldybės tikslinamos, nes jos kol kas dar nėra visiškai irgi išgrynintos. Kas liečia dabar va tą Manilvą? Tai čia viskas vyko šviežiai, gruodžio mėnesį. Tai tikslas yra, kad sustabdyti per didelį turistinių būstų kiekį. Nes savivaldybė irgi, ką jinai teigia? Jinai teigia, kad per daug privačių tokių asmenų, ar ne, savo būstus per daug atsirado žmonių, kurie nuomoja. Ir jie nori įvesti truputį paspausti ant to stabdį. Ir dar kitas jų toks kaip ir tikslas, kad viešbučiai atvyktų į šitą regioną ir investuotų viešbučių tinklą labiau. Nes realiai viešbučių čia yra trūkumas. Ir dar kita priežastis, tai dėl to, kad šitame regione dar pakankamai pigios kainos būstų. Sparčiai pradėjo investitoriai supirkinėti būstus būtent trumpalaikiai nuomai ir pradėjo kilti sparčiai kainos. Būstų pačių. Taip, pačių būstų kainos. Ir nuomos. To pačiu. Ir nuomos, taip. Tai va čia irgi dar vienas iš šitos savivaldybės kaip ir deklaruojamų tikslų sumažinti nuomos kainas. Ir augimą. Ilgalaikės atseit labiau. Aš aišku realiai nematau, kaip tas nuomos kainos galėtų mažėti. Ilgalaikės, aš turiu minėti. Nes ta ilgalaikė nuoma, jinai realiai nėra apsaugota. Nuomotojas jis nėra apsaugotas įstatymiškai. Ten yra tam tikri niuansai. Tai šitoj vietoj, aišku, jie gal geriau mato. Aš kaip, sakykime, investuotojas, norėdamas nusipirkti ir norėdamas išnuomoti, aš nematau galimybės, kodėl aš dabar turėčiau mažinti tą būsto nuomos kainą. Atseit daugiau atsiras ilgalaikių, kaip gali daugiau atsirasti ilgalaikių, jeigu įstatymiškai nėra mums palanku išnuomoti ilgalaikę nuomą. Vidutinę taip, nes su vidutinė gali patikslinti, kaip ten reikalai. Tai vidutinio ilgumo nuoma yra nuo 2 mėnesių ir iki 11 maždaug mėnesių. Ir vis tiek mes turim klientų čia atvykstančių žiemos periodu, kurie atvyksta 5-6 mėnesiams pražiemoti. Tai tokių klientų vis tiek turim ir turėsim ir yra paklausa nuomotis būstus būtent tai vidutinio ilgumo nuomos trukmei. Taip, nes vidutinio ilgumo nuoma yra nuo 2 iki 11 mėnesių. Taip. Ir įstatymiškai tai yra palankiau nuomoti, negu nuomoti ilgalaikę nuomą, virš 11 mėnesių ir daugiau ir daugiau. Taip, nes jeigu tu padarai sutartį 12 mėnesių, ją gali nuomotojas automatiškai prisitęsti iki 5. Taip, kas įeina virš 11, automatiškai, jinai pasibaigus nuomos terminui, automatiškai prasitęsia 5 metam fiziniams asmenims ir 7 metam įmonėms. Tai va čia toks yra dalykas įdomus. Ir aišku, ten yra savų tokių niuansų dėl tos nuomos sutarties, kokie yra saugikliai būtini, kai tu nuomoji netgi ir vidutinės trukmės nuomai, nuo 2 iki 11, būtina įsirašyti tam tikrus punktus prieš pasirašant. Mes šitus dalykus paaiškinam būtent savo klientams, su kuriais mes dirbam, kaip vidutinės nuomos pasirašyti kontraktą, kad išvengti tam tikrų rizikų ir pavojų. Teismų praktikoje, kiek aš skaičiau, teismas daugiau vadovaujasi ne tai, kas parašyta sutarty, bet tai, kas yra faktinė situacija. Jeigu tu, pavyzdžiui, parašai, kad tu nuomoji trumpalaikę vidutinę, pavyzdžiui, nuomą iki 11, bet faktiškai nuomininkas gyvena 2, 3 ir daugiau metų, viskas. Ir dar plus, jeigu jisai yra prisiregistravęs savivaldybėje kaip savo gyvenamą vietą, tai yra daug sudėtingiau paskui įrodyti, kad jisai čia atvyko tik tai laikinam gyvenimui. Teismas traktuoja ne tai, jie žiūri ne tai, kas sutarty parašyta, bet realią situaciją. Kiek laiko jis gyvena žmogus, ar jisai prisiregistravęs savivaldybėje, ar jisai veda vaikus į mokyklą. Jeigu šitie faktoriai yra sudėti,
faktiškai egzistuoja, viskas teismas traktuoja, kad tai yra ilgalaikė nuoma ir jisai turi teisę tame gyventi. Aišku, su teismo sprendimu paskui tave vis tiek gali iškeldinti, bet tas užtrunka metai, 2 ir panašiai. Tai va, yra pas mus išgryninti saugikliai, kuriuos mes savo klientams išdėstome. Dabar, kas liečia licenzijų apribojimai, ta zona, vadinama išskaidimas, raudona, kur visai nebeišduoda, geltona, tai yra, kad jau ant klaustuko, kada tai bus padaryta, licenzijų sustabdymas, žalia, kad tai neliečiama kol kas vieta, ten laisvai galima licenzijas gauti. Kurie turi būstą jau su licenzijom, tai licenzijos jos nėra automatiškai atšaukiamos, jos vis tiek galioja. Tai va šitas sąmyšis truputį va šitą painiavą ir vėlę. Daug žmonių galvoja, kad tie, kas turi licenzijas, jie irgi nebeteks. Bet čia šita situacija yra tik tai Kanaruose. Kiek man teko skaityti, Kanaruose taip, ten, kurie turi licenzijas, yra rizika ilgojų periodų, kad tos licenzijos nebegalios. Čia žemyniniai daly tų dalykų nėra, bent jau kol kas. Jeigu, tarkim, perkat būstą būtent investicijai ir pas jūs toksai noras yra išnuomoti trumpalaikiai nuomai, tai geriau rinktis būstą, kuris turi galiojančią turistinę licenciją. Taip, nes neturint licenzijos yra rizika, kad galima gauti baudas, nes tie dalykai yra griežtinami, tie dalykai yra daromi taip, kad daugiau reguliacijos savivaldybės galėtų valdžia turėti ir turistinis būstas yra traktuojamas kaip verslas. Tai kiekvienas iš mūsų mes užsiemam tą veiklą ir jie traktuoja mus kaip verslą ir mes patenkam po padidinimo stiklu. Pasak savivaldybių tai yra laikina priemonė, bet ne amžinas draudimas. Nes jie, pavyzdžiui, kas liečia Manilvą, jie kaip sako, kaip traktuoja savivaldybė, kad infrastruktūra Manilvos, parduotuvės, tiek paslaugos, tiek aptarnavimo visas sfera, gatvės ir panašiai, nėra pritaikyta tokiam dideliam kiekiui turistų. Tai jie nori šitą miestelį labiau išvystyti, susiplanuoti, tai jie mato, kad nebespėja, tai jie įveda tokius ribojimus per turistinės licenzijas pradžiai. Čia aš kiek skaičiau komentarus, sako žmonės, kad sako, ne nuo to galo realiai jie pradeda vėl irgi daryti tos dalykus. Tai čia be abejo standartinis valdžios veiksmas, kai jie masto kitaip, negu realybėje reikėtų daryti. Pirmiausia, jie norėdami, kad žmonės nuomotų ilgalaikiai nuomai, koks jų yra tikslas, kad žmonės nuomotų ilgalaikiai, jiems pirmiausia reikėtų sutvarkyti įstatymiškai ir apginti nuomotojus nuo visokių nelegalių nuomininkų, nuo šitos rizikos. Tai taip, čia yra vienas kadangi žmonės nenori būtent tų nuomininkų nemokių. Pradeda nemokėti, tarkim, nuomos, reikėtų įstatymiškai šitą dalyką sutvarkyti. Kad tu galėtum, pavyzdžiui, iškeldinti nemokų nuomininką. Bet Ispanijos konstitucija garantuoja žmogui teisę į būstą. Bet šita teisė realizuojama neteisingais metodais, iš principo. Plus, Manilvoje yra daug apleistų urbanizacijų, kurios galėtų būti sutvarkomos, galbūt pigesnė kaina kažkaip parduodama. Teko irgi būti kartu. Manilvoje matėme pastatai, vaiduokliai paprasčiausiai. Tai irgi, sakykime, kur logika dabar stabdyti licenzijas? Ypač pakrantėje. Taip, kur pakrantėje tu gali pritraukti investicijų daugiau, ar ne, ten milijoninių. Tai kam stabdyti tos reikalus? Tegul vystosi visa šitie reikalai. Tai geriau jie, sakykime, savivaldybė pati investuotų, duotų kokias lengvatas vystytojams, ar ne, kad įrengtų tuos vaiduoklius, pastatus stovinčius, be langų, be durų, kiaurai vėjai švilpoja. Yra stovi tokių Manilvoje pilna tokių pastatų, bet tai ne, kažkodėl tų dalykų jie netvarko, apleistų pastatų, įstatyminės bazės netvarko, kad apsaugoti nuo nuomotoje ir jie imasi šito reikalo tvarkyti iš kito galo. Ir turistinės licenzijas. Tai man, supranti, šviečiasi, kad čia yra galbūt kiti kažkokie interesai ar dar kažkas, su laiku suprasim, praeis kažkiek laiko ir bus matyti reali tiksli priežastis šitų reikalų, nes kol kas logikos man Plius tie nėra. įstatymai tai priimami, tai vėl keičiami, tai atėjus vasarai gali netgi pasikeisti viskas. Buvo čia irgi įstatymas primink. Taip, tai buvo balandžio mėnesį priimtas sprendimas, kad naujai perkančiam savininkui, nors ir turi būstas turistinę licenciją, vis tiek reikės bendrijos sutikimo. Čia buvo, taip, čia balandžio mėnesį šitas išėjęs.
Taip, ir jisai buvo atšauktas, čia nesenai gal prieš mėnesį laiko vėl pakeista. Tai šitas dalykas liko tik tai būstams, kurie neturi licenzijos, o būstai, kurie turi licenciją, tai ją galima perrašinti naujam savininkui. Tai dabar yra daug padarė ir logiškiau padarė. Ką man tai signalizuoja? Man tai signalizuoja ir parodo, ant kiek ir ta pati Ispanijos valdžia, jie nesuvokia, ką jie daro. Jie pirmiausia padaro kažką, pasižiūri kokia reakcija, mato, kad kažkokia nesąmonė gavosi, okei, pakeičiam. Tai aš nenustepčiau, kad lygiai su šita irgi zonavimu, su šitom licenzijom, su šitom pakrantės sustabdymu, kažkas irgi įvyks, kažkoks pasikeitimas vėl. Nes irgi stato kompleksą, aš kiek žinau. Prie pat jo, ten, kur Princesė Kristina yra gatvė, prie pat jūros didžiulis kompleksas naujos statybos. Statomas. Ir būstai ten bus nuo 700–800 tūkstančių. Tai tu man neišduot turistinių licencijų tokiam. Tai tu man dabar paaiškink, ar investuotojas, žmonės kaip mūsų klientai, kurie perka po 500, po 600, ten brangiau pirks, ne? Ten po 8 pirks. Taip, bet žmonės perka ant jūros kranto būstą. Tai jie perka tam, kad nuomoti. Investicija ir nuomoti. Taip. Be abejo, juk jie neperka tam, kad patys ateitų ir gyventų. Ne, tai yra investicija, kad tu išnuomoji pajamas gauni. Tai dabar tu man paaiškink šitą logiką, sustabdymą šitų licenzijų. Tai kaip veiks tą projektą? Koks bus poveikis tam projektui? Tai man atrodo, kad ten gaus kažkokių spaudimų iš vystytojų, iš investuotojų, būtent tokių projektų jau esamų ir jiems vėl kažkas bus taip, kad teks keisti savo sprendimus. Jeigu taip apie skaičius trumpam, 15 000 vietų turistams, 2800 turistinių būstų pačių. Tai ir kaip rašo, kad miestas nėra pritaikytas tokiam srautui. Tai nežinau, ar šitas turistinių tokių licenzijų pristabdymas galbūt kažkiek ir paveiks, sakykime, aišku, tą trumpalaikę nuomos naujiems išdavimą, bet kaip tas įvyks vėliau, matysimės. Kitas dar gali būti aspektas dėl to, kad viskas eina nuo Esteponos į apačią link Manilvos. Tai visa nauja statyba, manau, kad galbūt norimas apstatymas aplink Esteponą daugiau, toliau eis į Kasarės kostą, nes labai daug yra vietos statyti ir galbūt vėliau atlaisvins ir Manilvo zoną. Čia yra 3 metams sustabdymas, čia yra 3 metam, tai jie per tuos 3 metus žiūrės, ką jie planuos ir jie žiūrės, kaip situaciją toliau keisti ir gerinti ir tobulinti. Ką jie pritobulins, ką jie prigerins, mes matysim, nes kol kas tai logika yra tokia sudėtinga. Taip, tai savivaldybė nori daugiau viešbučių. Tiesiog kviečia investuotojus viešbučių, nes jiems trūkumas yra viešbučių šitam regione, nes viską perėmė privatus būstų savininkai. Ir jie traktuoja tom, kad viešbučius yra atseit lengviau kontroliuoti ir jie sukuria daugiau darbo vietų. Čia vėl tokia diskutuotina tema. Kaip čia iš tikrųjų yra. Ir atseit turizmas tampa labiau planuojamas su viešbučiais. Sakykim, būstai su licenzija tampa dabar realiai daug vertingesni, nes, sakykim, aišku, čia irgi dar vienas iš buvo tikslų, kiek skaičiau, kad nori sumažinti staigų kainų kilimą būstų, nes tai yra nežmoniškas kilimas, realiai, Ispanijoje per pastaruosius, sakykim, nuo 20 metų. Tai yra kas metus po minimum 10% kyla būstų kainos. Ir daugiau, pavyzdžiui, čia aplink Manilvą, mūsų klientai, kas pirko prieš 2 metus, tai kainos dabar 50 ir 70 tūkstančių daugiau negu kad prieš 2 metus. Tai jų vienas iš tikslų pristabdyti šitų kainų kilimą. Tai licenzijų neišdavimas, realiai jisai tuos būstus, jie nebe taip tokie paklausus bus. Tai investuotojai tokių mažiau norės. Bet automatiškai pakils dar didesnė vertė tų būstų, kurie turi licenciją. Tai kurie yra jau nusipirkę su licenzijom, jie išlošia realiai. Taip, ir mes netgi rekomenduojam savo klientams, arba kurie yra nusipirkę būstų čia Ispanijoje ir neturi tos turistinės licenzijos, kad vis tiek ją išsiimtų ir susitvarkytų, nes ateityje ar parduodant šį būstą, tai jau jo vertė bus žymiai didesnė negu to, kuris neturi licencijos. Akivaizdu. Tai čia yra akivaizdus dalykas. Nes investuotojai nori tokių būstų būtent su licenzija. Tada nereikia sukti galvos. Esmė yra tame, kad prioritetas yra teikiamas būstams su licenzijom. Bet
bet kokiu atveju, ar tai būstas turi licenciją, ar neturi, Jį galima. vis tiek šitas būstas turi savo vertę, nes Ispanija yra vis tiek turi savo pasaulinį garsą, lygį išlaikiusi, tai yra Europoje nėra analogų, palyginus su Ispanija. Vienintelė tokia Europos kurortinė vieta, kur dėl gero oro, dėl nuostabių vaizdų, dėl jūros, klimato, žmonės iš viso pasaulio vis tiek čia nori investuoti ir būsto vertė jinai bet kokiu atveju. Yra netgi investitorių tokių, kurie perka būstus ir jų tikrai nenuomoja. Jie turi savo kaip antrą būstą, atvyksta jų draugai arba laiko vien tik tam, kad būsto vertė didėja, išlieka, nes laikyti pinigus bankė jokia prasmė, kai infliacija nuvertėja ir panašiai. Jo, tai mes netgi nesenai postą vieną įdėjau į mūsų puslapį apie tą infliaciją, kas tai įtakoja, kaip tie pinigai visi išnyksta. Bet aš kaip ir visą laiką sakau, kad realiai visą laiką, kai tu lauki kažko, tai tavo laukimas yra tau pačio nenauda eina. Nes klientai mūsų, kurie pirko prieš 2 metus, kad ir šviežiai nusipirko, ar ne? Džiaugiasi iš tikrųjų. Jie džiaugiasi, kodėl? Nes jie pirko, dar buvo visą laiką, pavyzdžiui, kai mes pirkome, ar ne, tai ir būsto vertė iškilo, mes licenciją jau susitvarkę irgi turim, tai mes iš tos situacijos išlošėm, nelaukdami kažko. Yra klientų, kurie sako, gal kitais metais. Arba gal dar pasitaupysiu, ar kažko palauksiu, ar gal kitais metais bus geresnė pasiūla būstų. Niekada neverta laukti, nes, kaip sakoma, kada laikas daryti kažką? Geriausias laikas daryti yra dabar, šiuo metu. Kiekviena diena, kiekvienas laiko pratempimas yra, to žmogaus nenaudai. Taip. Ir netgi turim tokių klientų, kurie dabar sako, galėjau nusipirkti tą būtą praeitais metais, nes dabar jau tokio varianto už tokią kainą nebėra, paprasčiausiai. Taip, tai tas laukimas yra neigiamas dalykas. Ką dar noriu paminėti, tai kad vis tiek įsigijus čia būstą Ispanijoje ir neturint turistinės licencijos, jį vis tiek galima nuomoti. O vidutinė nuoma tai skaitosi nuo 2 mėnesių iki 11. O ilgalaikė nuoma tai jau nuo 12 mėnesių ir daugiau. Ir realiai su vidutinė, su 2 mėnesių, tu gali nuomoti Airbnb vis tiek. Net į Airbnb kelti. Taip, tau ir nereikės licencijos. Taip. Ir vidutinė nuoma čia Ispanijoje tampa realiai jinai populiarus modelis, nes vidutinė nuoma, kaip ir minėjome, šiek tiek apsaugo nuomotojus nuo nemokių klientų. Taip, plus yra labai čia daug žmonių atvykstančių pražiemoti ir jie būtent ieško tokios nuomos, pavyzdžiui, 4 mėnesiams, 6 mėnesiams. Daug tikrai turim klientų, kurie atvyksta su nuotoliniais darbais, su mažais vaikučiais ir praleisti čia žiemą. Nes tikrai ir oro sąlygos daug geresnės, klimatas patrauklesnis žiemos metu. Taip, tai dabar yra tam tikri saugikliai. Pavyzdžiui, galim paminėti tokius pagrindinius saugiklius, kaip tu gali, sakykime, prieš norėdamas išnuomoti, turėtum įsivertinti. Pavyzdžiui, Ispanijoje labai populiaru yra prašyti 6 mėnesių į priekį nuomą. Tai yra vienas iš filtrų, kuris prafiltruoja visokius nemokius nuomininkus, klientus. Tai 6 mėnesių prašymas, 6 mėnesių sumokėti priekį, man pačiam, atsimenu, kai mes ieškojom būsto, buvo truputį, atrodė, kad kosminis dalykas, kažkokia nesąmonė, man mokėti 6 mėnesius, tai yra kažkas truputį... Plus dar depozitą turi sumokėti poros mėnesių. Taip, tai realiai gaunasi tau 8 mėnesiai, iš karto tu sumokė į priekį. Taip, bet čia taip agentūros patikrina kliento mokumą. Taip, ar jisai sugeba tokią sumą ir sutaupyti, ir jam nebaisu sumokėti, nes žmonės, kurie yra nemokus, jie tokiais pinigais labai retai kuriais disponuoja. Antras dalykas, jie jeigu tokie pinigus pervestų, jie pasiliktų labai rizikingoj situacijoje. Be pinigų praktiškai. Taip, nes jeigu nemokus klientas, jisai paprasčiausiai ir turi baimę su tokiais pinigais, paprasčiausiai operuoti. Pas juos nėra mentalitetiškai susiformavęs tokių sumų pervedimo, kaip standartinė situacija, pas jūs tokia neegzistuoja.
paprasčiausias kitas dar yra dalykas – pajamų įrodymas, kad tu privalai įrodyti, kad tu tikrai tie gauni, banko sąskaito išrašai. Arba darbo sutartis. Plius darbo sutartis. Tai va čia yra skaitoma tokia atranka nuomininkų atsakinga. Plius dar galima rinktis iš kokios šalies tas nuomininkas yra. Pavyzdžiui, skandinavai, ten lietuviai, belgai yra tikrai mokus klientai. Niekada nesirinkčiau kažkokių klientų, kurie labai bando nusidėrėti praktiškai kainą, kurie bando tikrai numušti kainą ir kuo pigiau, kuo mažiau, tai gali realiai būti, kad bus problematiškas klientas. Tie, kurie labai eina į dėrybas, su jais paskui būna labai sudėtinga, nes jeigu nori žmogus gauti kokybišką paslaugą, kokybišką prekę, tu, pavyzdžiui, aš suprantu, kad man reikia kokybiškos paslaugos, tai jeigu ta paslauga tiek kainuoja, tai aš tiek ir susimoku, nes aš žinau, kad tas žmogus jisai yra įsivertinęs, kiek jam užtrunka kaštai kokie. Tai lygiai tas pats ir su nuoma. Jeigu tu matai, kad ateina ir pas tave prasideda dėrybos, tai gal mažiau, tai gal tas, tokių aš situacijų vengiu ir žiūriu labai atsargiai. Tai kaip dabar yra su naujos statybos būsto? Tai man irgi labai įdomu naujos statybos, kaip ir minėjom, čia Manilvoj stato naują kompleksą. Nesuprantu, kas bus su pardavimais, jeigu negalės išgauti licenzijos. Kaip tas dalykas įtakos, tai neigiamai. Bet kitose teritorijose, pavyzdžiui, Esteponoje, aš žinau, kad naujose kompleksuose išlieka ta pati balsavimo bendrijos bendrija turi teisę išduoti arba neišduoti. Tai yra balsavimas. Taip. Bet čia yra nedraudimas, čia tik tais gyventojų įtaka. Ar išduoti ar neišduoti licenzijos naujam perkančiajam. Tai naujos statybos realiai būstai, kurie bus pastatyti 2027 ar 2026 metais, turės irgi susiformuoti bendryje. Ir bendryje balsavimo būdu. Gyventojai balsavimo būdu. Taip, daugiau negu 60% balsų turės būti už turistinę licenciją. Bet čia vėl kita rizika, nes tu perki naują būstą ir tu nežinai, kas bus po 3 metų. Tai čia tokių įneša šiek tiek dabar tokių neaiškumų be abejo. Bet aš tada, sakykime, neužsiciklinčiau vien ant tų trumpalaikių nuomų. Būstą čia perka ne vien ant nuomos, jį perka ir apskritai, sakau, suinvestuoti pinigus ir būsto pačio vertė jau pastačius, užbaigus projektą, ar ne, jau jo būsto vertė bus didesnė, 20 ar 30%. Tai aš kaip ir sakau, kad neužsiciklinčiau grinai ant tų licenzijų trumpalaikių. Tas dalykas, aišku, šiek tiek įtakoja, bet yra dabar, sakykime, šansas tada vėl, kaip ir minėjau, kad nelaukti rytojaus, nelaukti dar po 2 metų. Jeigu yra galimybė, tai ieškoti dabar, pirkti dabar ir ieškoti su licenzija. Čia yra viena iš išeičių. Pasižiūrėti prieš perkant, kreiptis į savivaldybę, įsitikinti, kad ta urbanizacija nepatinka į draudžiamą zoną, nei į raudoną, nei į geltoną ir pirkti tokį būstą. Jeigu licenzijos nėra, įsiaiškinti, ar licenzija galima, ar bendrija nedraudžia, gyventojai nedraudžia, nes jau balsavimas yra įvykęs ir tas yra aišku, tai gauti raštišką patvirtinimą iš bendrijos, kad licencija galima, jeigu jos nėra, čia tokiu atveju. Jeigu yra, valio, pirki ir negalvoji daug. Dabar dar kas liečia tą naują statybą, yra toks dalykas, kad labai didžiulė yra paklausa būstų. Vyksta tiesiog Ispanijos statybų bumas naujų projektų, nes kiek be važinėjai visur, matosi stovi kranai ir vyksta statybos. Tai daug kas yra išperkama iš planų. Dar net nebaigtos statybos jau būna išpirkti visi būstai. Ir tas pirkimas iš planų kokią naudą duoda realiai. Jie yra pakankamai pigus, kai baigėsi statybos, vertė automatiškai 30% plius minus būna jau didesnė. Taip. Tai realiai tu išloši. Tu jau nusipirkęs tą būstą gali 30% daugiau parduoti. Jau 30%. Jau nekalbant apie pačią vertę kilimo infliacijos tą vertę. Tai paklausa lenkia pasiūlą realiai. Dar kas dalykas, sakykime, kiek su klientais tenka irgi važinėti, yra žmonių, kurie labai žiūri taip su tokiu, kaip pasakyti, išrankiai labai. Taip, per daug išrankiai renkasi ir tai yra viena iš strateginių klaidų. Čia Ispanijoje tu niekada nerasi idealaus varianto, visų pirma.
ir nereikia tikėtis, kad Atitiks visus atitiks tavo lūkesčius ir visus taip. kriterijus. Taip. Esminis dalykas, reikia žiūrėti į pačią urbanizaciją, kad jinai būtų žalia, graži, Sutvarkyta, tvarkinga, prižiūrima, taip, kad nebūtų nepagrysti mokesčiai, nes yra urbanizacijų, kur kainos didžiulės mėnesinės, bet kai tu pasižiūri pačią pastatų būklę, tu nesupranti, už ką tiek mokama. Taip, nes atrodo neprižiūrima, o pinigų suma yra renkama ganėtinai didelė kas mėnesį. Taip, reikia žiūrėti realiai į tai, ką tu matai per langą, plus va tas dalykas didelė turi, vaizdas, lokacija, į jūrą, jeigu yra vaizdas, prieš tave žalias vaizdas, yra žalumos, yra jūra, bet ne pastato siena. Nu tai akivaizdžiai visi nori nuomininkai, netgi ir pats tu nori, ne vien dėl nuomininkų, tu nori matyti gražų vaizdą per langą. Taip, ir tokio būsto vertė visą laiką išliks paklausi. Ir nereikia užsiciklinti, kad tai yra vien tik tais nuomai. Aš visą laiką mes sakom savo klientams, kad tai nėra vien nuomai. Tai jūs perkate ir savo realiai. Patinka ta Ispanija, nepatinka ta Ispanija. Nu jūs čia vis tiek atvyksite. Bus žiema, ar ne, užsimanysit. Pavyzdžiui, 2 savaitėm atskristi į Ispaniją. Nu ir jūs patys būsit tame būste. 3 kartus per metus, 4, kad ir vieną. Taip. Tai vien fiksuotis ant nuomininkų, nelabai rekomenduočiau. Netgi ir turim klientus, kurie, pavyzdžiui, 2 metus nuomavo būstą, o šiais metais patys atvyko gyventi su vaikais. Jo, ir galbūt tas būstas, tu jo nelabai taip ir parduosi paskui, nes galbūt licenzijos kažkas vėl pasikeis įstatymiškai ir tas pardavimas galbūt nebus toks paprastas arba naudingas, kaip geriau, kad pačiam tu pasiliktum tą būstą savo. Ir dar išlauktum kokį tai periodą, kol vėl pasikeis įstatymą. Aš turiu minį, kad viskas keičiasi, turi pirkti tas, kas tau pačiam patinka. Taip, o jau ten, tarkim, remontą, kažkokį ten gerbuvį viduje tikrai galima susitvarkyti ir pasidaryti pagal save, kad būtų jaukus. Remontą padaryti yra mažiausia problema. Didžiausia, sakykime, problema yra išsirinkti tai, kas tau patinka. Nes tu dažnai turi be abejo irgi pats atvažiuoti ir praleisti gan nemažai laiko. Čia Ispanijoje, kad tu susivoktum. Tai kiek irgi važinėjom su žmonėm, mes štai visą laiką ir rekomenduojam, sakom, mes galim rekomenduoti pagal savo patirtį, kas yra verta dėmesio. Kuri lokacija yra patraukli. Bet po mūsų rekomendacijų išsirinkus tam tikrus būstus privaloma atvažiuoti čia į Ispaniją ir pavažinėti su mumis kartu dar kartą po visas apylinkės. Mes irgi pavežiojam žmonės, kartu važinėjam, parodom, pasakom savo nuomonę visą laiką, kodėl ne, kodėl taip. Mūsų tikslas yra rasti būstą naudingą tiek pačiam mūsų klientui, tiek mum patiem per tą prizmę, kad mes patys paskui turime reikalų su to būsto nuoma, mes patys užsiemame tą ilgalaikę. Kad būtų lengva, tarkim, išnuomoti tą būstą, nes būtų patrauklus klientams atvykstantiems. Esminis dalykas, kad mes patys turim reikalų po to su tais būstais. Tai mes nenorime išrinkti bele ko, su kuo patys paskui turėsime negerų reikalų. Taip, o savo klientams mes padedam viskuom. Ir tiek remontais, ir patarimais, ir administravimu. Jo, viskuom. Pavyzdžiui, klientai pirko, tai prieš jiems atvykstant sutvarkėm valytoją, išsikvietėm valytoją, sutvarkėm, nupirkom patalynę klientams, paruošėm, palikom vaišių. Kitiems klientams irgi, pavyzdžiui, reikia pagalbos baldus priimti, tai tikrai nuvažiuosim, be problemų, padėsim, duosim kontaktus, valytoją, kondicionieriaus meistrus, viską turim praktiškai, tai padedam nuo paieškų iki dokumentų sutvarkymo. Nuo A iki Z. Jeigu būna klientų, kurie nori su mumis pasivažinėti, tai tikrai neatsisakom, pasiemam ir mes juos pravežiojam. Čia yra tikrai mažiausia problema. Tai galim reikalui esant, bet iš principo visą laiką rekomenduojame pasiimti automobilį savo. Nes žmonės nori kartais pavažinėti vakarais, ar ne? Pasižiūrėti, sakykime, atvažiuoja žmonės, išsirenkam būstą ir jie pasiėmė savo automobilį, jie dar nuvažiuoja vakare pasižiūrėti, prasieiti pro tą teritoriją, išsibandyti, kaip vakare jausmas yra. Tai savo automobilį
išsinuomoti yra tikrai vertingas dalykas. Važinėti kartu, mes visą laiką žmonės kartu pasiemam, nes bet kokiu atveju važiuojam, tai mes galim kartu važinėti, tai čia ne problema. Yra dar tik tai vienas dalykas, būna žmonių, kurie prašo, sakykime, pasidalinti mūsų advokatų, brokerių kontaktais. Nes mes esam padarę čia vieną video su visais įkainiais, savo advokatų, brokerių, galit pasižiūrėti, vienas iš mūsų praeitų video yra. Ir žmonės kai kurie prašo tokių kontaktų. Mes tikrai negailim, tikrai galim dalintis, su savo klientais. Kodėl? Todėl, kad supraskite vieną dalyką, kad mes to žmogaus nepažįstam, kuris prašo, ir mes jo paprasčiausiai negalim nerekomenduoti savo komandai, nes tai yra mūsų komanda. Mūsų brokeris, mūsų advokatas yra mūsų komanda. Ir mes negalime nukreipti. Šiaip savo kažkokiam žmogui, nes tikrai yra tokių atvejų, kai mes rekomendavom advokatui žmogų, su juo dirbo, konsultavo, išėmė tam tikrus dokumentus, sutvarkė, o paskui žmogus dingsta ir net nesumokės lieka. Sako, aš apsigalvojau, kitais metais, tokie žmonių, tokių klientų pasitaiko, aš suprantu, nieko čia tragedijos tame nematau, bet ryšim su tuo, šitus kontaktus mes naudojam savo komandą, kuri yra, mes sunaudojam daug laiko, daug energijos sunaudojam, klaidų, patirčių keliu eidami, mes išsigryninom savo žmonės, su kuriais mes pasitikim ir dirbam kartu. Tai atiduoti šitą visą vertę už dyką kažkam, truputį yra nesąžininga ir iš, sakykime, tos verslo pusės, ar ne? Rekomenduoti mes galime kitus advokatus. Mes irgi žinom vieną kitą advokatą, kurį, galim rekomenduoti. Bet šita komanda yra susidirbę ir mes paprasčiausiai šitą vertę norim savo klientams išlaikyti. Taip. Tai būtent, pavyzdžiui, kas klientai nori imti paskolą, ar ne čia Ispanijoje, tai mes turim labai gerą brokerį, labai gerą advokatą, jie dirba jau 20 metų su vienu banku darbuotoju ir viską sklandžiai padaro. Nėra jokių ispaniškų manjanų ir viskas vyksta operatyviai. Taip, plus mes duodam tikrai daug labai patarimų, patariam, kuris būstas eitųsi, kuris neseitų nuomai. Dėl tų patarimų aš kaip ir minėjau, mes bet ko nenorime, kad mūsų klientai nusipirktų, nes paskui mes patys turėsime su tuo būsto, su tuo nuoma reikalų. Tai jeigu mes nuperkam bet kokį objektą savo klientui, mums patiems tas yra nenauda didelė. Nes mes turėsime nuomoti, mes turėsime prižiūrėti, mes turėsime atsiliepimų prastų turėsime, jeigu mes taip elgsimės. Tai patys esam suinteresuoti jums išrinkti gerą variantą. Paprasčiausiai tokia logika. Tai turbūt šitam kartui būtų tiek, ar ne? Ir susimatysim kitose video. Iki. Iki.